Tęsia mūsų pokalbį 4 kandidatų. Mūsų partija yra kategoriškai pasisakiusi prieš atominės elektrinės Lietuvoje statybą. Ir pasisako ne šiaip savo, o turi labai rimtų priežasčių. Pirma priežastis yra ta, kad šalia Lietuvos yra statomos dar 2 atominės elektrinės. Tai yra Kaliningrado srity ir Baltarusijoje. Baltarusijos atominė elektrinė yra 50 km nuo Vilnius ir įvykus rimtesniai, pavyzdžiui, ne rimtai, o rimtesniai avarijai, tektų Vilnių evakuoti. O tai 600 000 gyventojų. Aišku, mes galim pasakyti, kad kokio bieso mes turim rūpytis Baltarusijos atominė elektrinė, mums tai nesvarbu. Bėda tai, kad kai mes bandome aiškintis su Baltarusijos statybininkais ir statančiom organizacijom, kodėl ten nereikėtų statyti, sako, tai jūs patys statotės. O jūs Visagino elektrinę statot, ko jūs mums draudžiat, jeigu patys daro tą negerą dalyką, nedrauskite ir mums. Kitaip sakant, mes turime 3 elektrinių kompleksą, Kaliningradas, Baltarusija ir Visaginas, ir jeigu mes galime kovoti prieš jų statybą, mes galime tik kovoti prieš visų 3 statybą. Negalima statyti Lietuvoje ir neleisti statyti kaimynams, nes su kaimynams reikia gyventi draugiškai. Antras dalykas, kuris iš esmės reikalauja kovoti prieš atominės elektrinės statybą, yra tai, kad atominė elektrinė, sako, yra pati pigiausia elektra. Dabar jau pradėta skaičiuoti, kad pastačius Lietuvoje elektrinę, jos elektra bus maždaug 3/3 brangesnė. Aš nedidelis ekonomistas, aš remiuosi specialistais iš mūsų pačių ir atvažiuojančių specialistų iš Europos. Manau, kad netgi ne čia yra pagrindinė problema. Svarbiausia problema, kur dėti atliekas. Kol kas nei viena valstybė pasaulyje neįsprendė atominės elektrinės atliekų saugojimo problemos. Prieš 2 metus Amerikos prezidentas Barackas Obama nutraukė sutartį dėl naujos saugyklos Amerikoje tyrimo projekto. Tam projektui buvo išleista $1,7 milijardo. Kaip sakant, Amerika atsisakė ieškoti saugaus būdo, kadangi taip ir nerado. Turime keletą pavyzdžių iš Švedijos, kur stato saugyklą po Baltijos jūrą, bet jiems įvyko labai nemalonus atvejis, kadangi čia netaip seniai, prieš keletą mėnesių žemės drebėjimas, sujudino jų saugyklą. Turime problemų visose kitose šalise. Dar labai svarbus momentas atliekų saugojimo yra tai, kad tos atliekos saugojamas iki 100 000 metų. Jeigu, sakysim, metai kainuotų, kad ir 500 000 litų, padaugykim 100 000, kiek tada kainuos visas saugojimas. Aš manau, kad negalima apkrauti skolomis mūsų vaikų, anūkų, provokiečių, ir dar kokią 18 kartų. Todėl mes pasisakom kategoriškai prieš atominę elektrinę. Tos elektrinės statymas net neš jokios finansinės naudos, ekonominės naudos Lietuvai. Ją statyti neturint pinigų, tai yra didžiausias nusikaltimas taip pačiai Lietuvai ir Lietuvos žmonėms. Jau dabar Lietuva yra skolinga 1,4 milijardus litų. Paskaičiavus, prisiskolinus ir pastačius šitą elektrinę, ta skola būtų lygi 8 milijardams litų. Taip, kad aš manau, bet kuris ūkininkas, tegul būna ūkininkas prieš statydamas net elementarią pašiūrę, jis pirmiausia pasiskaičiuoja, kiek tai kainuoja ir kada tai atsipirks. Čia atsipirkimas turbūt nei mums, nei mūsų vaikams, nei anūkams, nei proanūkiams, nei proanūkių vaikams negresia. Pratęsiant Ginto mintį apie ekonominę pusę šito projekto, norėčiau oponuoti pagrindiniam argumentui iš priešingos stovyklos, kurį planuoja statyti atominę elektrinę, tai kad mes atseit nemokėsime rusams. Dabar tas nemokėjimas rusams, gal ir džiaugsmas reiškia mokėti Europos Sąjungai, bet visas tas mokėjimas tai yra mūsų skolos. Didžiąją dalį energetikos mes importuojame. Tai mūsų disbalansas Lietuvos importo ir eksporto yra visada reiškia importo naudai jau 20 metų. Tai jeigu kalbėti kaip šeimos biudžete, mes išleidžiame daugiau, negu mes kad uždirbame. 20 metų kažkas tai turi padengti tą skirtumą. Kaip taisyklė, ta didžioji dalis tai yra energetiniai resursai. Ir padengiam, aišku, mes bankų pagalba ir taip pat emigravusių žmonių pagalba. Tie 4 milijardai litų, kuriuos, reiškia, emigravę žmonės persiunčia savo žmonėms, kaip taisyklė eina už šildymą, už elektrą.
už kitus patarnavimus. Tai dabar, jeigu žiūrėti paprastai, nuo to, ar mes mokėsim Rusijai, ar mes mokėsime Europos Sąjungai, reiškia už paskolas, dividendus, didžiulę elektros energijos kainą, kurie turės iš karto po to, kai pastatyta plus dar 20 metų mes dar turėsim sulaukti, kol jinai pradės atsipirkinėti ir taip toliau, ir taip toliau. Tai galima drąsiai sakyti, kad emigracija tik didės. Nes mes galim pasimti paskolą, pasistatyti namą 10 metų, mes galim pasimti paskolą kažkokiems grandioziniams projektams, bet pabandykit pasimti paskolą 10 metų ir pamokėti savo patarnavimus. Už elektrą, už apšildymą, už vandenį. Geriausiu atveju jūs gausite greitąją paskolą su beprotiškais procentais. Tad jeigu kalbėti normaliai, tai greičiausias ir patogiausias, nežiūrint į tai, kad yra šnekama, kad alternatyvi energetika yra brangi, tai bandoma, reiškia, kad mes pagalvotumėm, o gal, reiškia, vis dėlto atominė, bet kuriuo atveju, ar jinai brangi, ar jinai pigesnė, bet kuriuo atveju, jeigu mes naudojame savo resursus, pinigai lieka Lietuvoje ir nebereikia važiuoti į užsienį, jų uždirbti. Tai be abejo, kad aš pasisakau už tai, kad mes naudotumėm savo resursus, kad mes stabilizuotumėm padėtį ir nebūtumėm išmaldos prašytojais. Na, visi žinome stresų reikšmę žmonių sveikatai. Kai tu esi įtampoje, kai tu esi netikrume, nerimas tai yra pati didžiausia visų ligų pradžia ir šaltinis. Atominė elektrinė, kuri iš tikrųjų savaime įneša nerimą į valstybę, jinai prie mūsų gerovės ir ramybės neprisidės. Jau buvo kalbėta apie ekonominę visiškai jokią nenaudą iš to, kai Europa visa užsidaro elektrinės, mes atidarome ir plus ne patį geriausią dar reaktorių vežamės, tai kalba apie tai, kad žmonės, kurie tą daro, kažkas tai ne visai gerai su jų mąstymu, taip atrodo, ir mes turime atsimerkti realiai. Paklausykite, ką sako akademikai, ką sako profesionalai, man tai yra autoritetai ir aš manau, kad jeigu mes tą suprasime, plus suvoksime, kad jų argumentai apie tai, kad štai čia laikinai ten bus porą metų darbo vietų statyboje, o po to dar daugiau bus girtaujančių žmonių, reiškia aplinkų ir vargstančių. Kai tuo tarpu žaliųjų, valstiečių, žmonių, kurie mąsto ir kurie labai atsakingi yra, jiegi mato Lietuvą žymiai toliau. Visų pirma tam, kad nereikėtų mūsų vaikam ir anūkam būti amžiniem skolininkam už tas paskolas, kas nusimato, plus todėl, kad žmonės, kurie eis kartu su žaliaisiais valstiečiais, jie kaip tik ir bus tie, kurių laukia darbo vietos, kai reikės kurti atsinaujinančią energetiką, kai reikės biokurą auginti mūsų dirvonuose. Lietuvoje daugybė hektarų dirvonuojančių dirvų. Ten yra puikios 10 000 žmonių darbo vietų. Tai apie tai pagalvokime. Ir svarbiausia, kad tai yra ekologiška, tai yra saugu ir ateičiai saugu. Ir ramybė, gyvenimas be įtampų yra pati svarbiausia žmogaus sveikatos sąlyga. Todėl aš pasisakau prieš atominę elektrinę Ignalinoje ir už tas idėjas, už energiją iš vėjo, energiją iš jūros bangų, energiją iš biokūro. Todėl mes ir esame kartu su valstiečiais žaliaisiais. Ar turime kuo pakeisti atominę elektrinę? Turime ir dabar. Iš esmės reikėtų tas numatomas lėšas, tos 20 milijardų, kurios žada kai kuri vyriausybė, žadėjo, sakysim, dabar jau nežada, žadėjo, kai kuri vyriausybė skirti atominės elektrinės statybai, galima remtis taip vadinamas alternatyvių energijos šaltinių vystymu. Tai ir vėjo energija, tai ir biokūras, tai galų galia ir jūros energija, kurios mes pakankamai neišnaudojam, nes turim Klaipėdoje pakankamai žymų mūsų išradėją poną Pašilį, kuris surado puikią elektrinę, kuri galėtų gaminti Klaipėdoje elektros energiją. Tai šitoje vietoje Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga kartu su visais Lietuvos žaliaisiais kategoriškai pasisako prieš atominės elektrinės statybą ir mano, kad mes galime apsėti be jos ir tai reikia ir padaryti.